nutuokimas, nubrozdinimai, atminties praradimas, daug visokiausių traumų. O, pavyzdžiui, tai jums teko patirti tokius dalykus kaip atminties praradimą, bent jau trumpą? Jo, buvau praradęs gal 3 kartus gyvenime atmintį varžybų metu ir buvau apakęs 3 dienom, o lūžių tai aš nebesuskaičiuosiu. O tai nesinori mesti tokio sporto? Bandžiau, neišeina. Narkotikas? Galima sakyti taip, kaip narkotikas. O kaip dažnai pasitaiko traumos? Na, ne tiek jau ir dažnai, nes aš šį sportą daugiau kaip 16 metų. Tai galėčiau skaičiuoti iš tikrųjų ant pirštų tų rimtesnių traumų, o šiaip tų tokių tai labai daug smulkių. O galima apskaičiuoti maždaug, kiek per varžybas gaunat iš priešininkų smūgių? Skausmingų? Jo, galėčiau skaičiuoti. Nu, maždaug. Gal kokius 200, tai tikrai. Vat gal galit pasakyti, aš patiriu 200 skausmingų smūgių savo priešininkų. Per varžybą. Per varžybą. Kas kartą, kiekvieną kartą galima. Čia tą tokį rimtesnį. Jo. Ta tokia rimta. Visiškai nedėl žmogus. Nevėlu. Na, ačiū, ką. Rungtynių metu patiriu daugiau nei 200 traumų. Ne 200 skausmingų smūgių. Rungtynių metu patiriu daugiau nei 200 skausmingų smūgių. Nu, dar kartą. Rungtynių metu patiriu daugiau nei 200 skirtingų... Skirtingų traumų. Dabar jau išsivažiavau. Rungtynių metu patiriu daugiau nei 200 smūgių. Skausmingų. Arba priešininkų smūgių, galite sakyti. Bet skausmingų. Skausmingų būtų geriau. Skausmingų priešininkų smūgių. Rungtynių metu patiriu daugiau nei 200 skausmingų priešininko smūgių. Gerai. Aš nežinau. Šiaip tai... Žiauriai gerai. Pasakykit, kas jums yra regbis? Mano gyvenimas, mano draugai, žinoma, buvo 1 vieta, regbis dabar turiu šeimą, stumiu į 2 vietą, bet pamiršti jo negalėsiu turbūt niekada. O, vat, pavyzdžiui, čia jūs filmuojatės lenktynių tokiam anonse, ne? Lenktynėse. Tai... Kaip jūs galite sulyginti regbį su lenktynėm? Nu, čia toks filosofinis klausimas, aišku, bet gal yra tam tikrų kažkokių sąsajų. Nu jo, yra. Lenktynėse, aš manau, kiekvienas nori parodyti savo stipresnę pusę ir kad pranašumą ir visą kitą iš sportinio atžvilgių. Tai taip pat ir regbyje. Mes norime būti pranašesni už kiekvieną priešininką. Ir individualiai, ir visaip kitaip. Viskas, ačiū.